Aš jau valgiau 5 kartus, dabar valgysiu 6 kartą. Tiksliau nevalgysiu, o bandysiu ragauti šeštąjį užkandį iš Kinijos. Jeigu nematėt 1, 2, 3, 4 ir 5 užkandžio, tai tiesiog eikite apačioje šio filmuko ir visos nuorodos į visus mano ragavimus ir bandymus nusinuodyti, ar dar ten kažką tokio, vienu žodžiu, kalbų nesąmonės, važiuojam, žiūrim, kasgi bus su šituo. Sveiki, su jumis Unboxing LT ir štai ant mano stalo 6. bandymas paragauti kinietiškų produktų. Tai yra ne produktų, o užkandžių iš Kinijos. Čia, kaip sakoma, aš galiu pasakyti, kad čia kaip ir traškučiai, jau daug visokių valgiam. Tai va, čia yra 6. kartas bandymas kažką tai naujo tokio surasti, bet nieko naujo kol kas nesurandu, lygiai taip pat kaip bulvių traškučiai yra tokio pačio skonio, tik tai skiriasi kažkokie tai prieskoniai, tai čia kažkokių tai sojų pupelių gaminys su kažkokiais tai prieskoniais. Kągi mes turim šiandieną? Šiandieną turime kažkokios tai firmos Long-G kažkokios tai firmos produktą. Čia princas kažkoks tai joja ant aklio, tai turbūt tikiuosi, nežinau, gal čia iš princo, ar čia iš arklienos kažkas padaryta. Iš tikrųjų nelabai suprantu šitų visų kinų produktų paišymų visokių, kad, prie ko čia arklys, prie ko čia pilis, prie ko čia kažkoks tai bokštas, kažkokia saulė, kažkas tokio. Reiškia, čia viskas parašyta, kaip matot, kinų kalba, hieroglifai, tik tai Long-G, daugiau, tai yra Long-G mums perskaitama, daugiau nieko perskaityti neįmanoma. Kitoj pusėje taip pat absoliučiai viskas tas pats, viskas kinų kalba, kaip tas pats, hieroglifai ir niekas nieko neaišku. Aišku, tai, kad tai yra iš tikrųjų iš sojų pupelių. Na ką, bandom atidaryti, kaip matau, nieko neišeis, reikia žirklių. Žirklės mano pagalbininkės, aš su jomis čia dabar viską kirpsiu ir pasižiūrėsime, ką čia mes tokio šiandieną ragausime. Oho. Ką aš darau? Jūsgi prisimenat, ką aš darau? Uostau. Taigi uostau. Na, kaip pasakyti, iš principo viskas tas pats, kaip ir visą laiką. Kvapas tas pats, skonis turbūt bus irgi lygiai tas pats. Pasimsiu dabar savo lėkštę, įdėsim viską, iškrausim šitą visą marmaliuzę. Nežinau, kaip arklys kakų pridarė. Kažkas tokio. Taip, oho, labai glitnus, labai minkštas ir labai toksai, gerai ragauju. Oho. Saldu. Pirmą kartą valgau, toksai saldus. Skonis. Pasakyčiau. Aš tikėjausi, kad čia bus aštru ar kažkas tokio. O čia galima pasakyti, kad išvoliota kaip meduje. Labai, medus, karamelė ir sojų pupelės. Jokio aštrumo. Kaip saldainiai. Labai įdomus skonis. Saldu. Net šlykščiai saldu, pažiūrėkit, tokie mano pirštai, kaip meduje, ir labai lipnus, labai lipnus padaras. Nusivalom šitą lipalą. Aš tikėjausi kažko tokio aštraus, o čia gavosi saldėsis. Net nežinau, labai įdomi. Labai įdomi to, kad kaip ir visus, kokios aš užkandžius bandžiau ir kuriuos mes valgiam, bet kartu nevalgėm. Aš valgiau, jūs žiūrėjot, čia yra 6. Tai čia yra pirmasis užkandis, kuris yra visiškai saldus ir galiu pasakyti, kad čia, kad primena tokią, ne tai, kad, žinot, karvutė, mūsų saldainis, tokia karvutė buvo, bet valgai sojų pupeles, kurios yra išmirkytos tokioj karameliniai karvutėje. Tai yra saldus užkandis. Man nelabai. Aš tiesiog nelabai saldžiai mėgstu. Tai netgi nežinau kaip vertinti. Realiai, šiaip
duosiu 4 žvaigždės iš 5, nors tai yra labai blogas vertinimas. Turėčiau duoti 5 žvaigždės, bet duosiu tik 4, kadangi man nepatiko, kad čia yra saldu, aš norėjau aštriai. Nu, čia tokia nuotaika mano šiandien turbūt. Tai reiškia taip, 4 žvaigždės iš 5 ir realiai aš rekomenduoju. Va tai tokį, va, paragau, dabar suprantu, čia turbūt vaikiškas variantas, nupaišyti, va, tokie rykliai, va, princai jojantis, turbūt specialiai, kad žinotum, kad čia bus kažkas tokios skanaus ir saldaus. Tai tiesiog 4 iš 5 ir jeigu yra galimybė jums va tokį, va, nusipirkti, va, būsit Kinijoje dar kažkur, tai nusipirkti, va, tokį, va, paragavimų, tai nusipirkit. Iš tikrųjų, praturtinsit savo skonių pasaulį, dar vienu skoniu, sužinosite, kas pas kiniečius yra toksai, va, saldus užkandis. Tai tiek.